Kaip gaila, žydai nesuprato Jėzaus žodžio apie šventyklą. Jie galvojo apie akmenis ir pastatus, o Jėzus kalbėjo visiškai apie kažką kito - apie kūną, apie prisikėlimą. Ir šiandien mes dažnai darome labai panašią klaidą. Galvojame, kad tikėjimas yra tai arba apeigos, arba tradicijos, arba pastatai. Bet Jėzus nori kur kas daugiau, jis kviečia tave į gyvą santykį. Pavyzdžiui, galime turėti gražią šventę, įsivaizduokite bet kurią. Bet jeigu joje nėra meilės ir tikro susitikimo su Kristumi, tai yra tik tuščias apvalkalas. Arba galime eiti į bažnyčią kas sekmadienį arba netgi kasdien, bet vis tiek, jeigu nešiojame savo širdyje pyktį, pavydą arba abejingumą, kas iš to? Kviečiu tave jau šiandien leistis į kelionę su Jėzumi, leisti Jėzui įžengti į savo gyvenimą ir atgaivinti tavo pavargusią širdį. Kurk jau šiandien ryšį su Dievu, neatidėliok rytojui. Rytojaus gali ir nebebūti. Palaimintos tau dienos.